Sveiki, brangieji, šiandieną toliau kviečiu Jūs tęsti Let's Divina, dvasinį skaitimą su Dievo žodžiu. Ir Evangelija būtų iš Jono Evangelijos 3 skyriaus nuo 1 iki 8 eilutės. Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčiai ir kreipėsi į Jėzų: Rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė: iš tiesų sakau tau, jei kas neatgims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė: bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė: iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno yra kūnas, o kas gimė iš dvasios yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Taigi girdėjome ištrauką iš Jono Evangelijos apie Nikodemo susitikimą su Jėzumi. Taigi susitikimas su Jėzaus ir Nikodemo susitikimas arba Nikodemo susitikimas su Jėzumi iš tikrųjų Jono Evangelijoje yra pirmoji viešpaties viešosios tarnystės kalba. Ir tai yra labai svarbi vieta Jono Evangelijoje. Kodėl? Todėl, kad pagrindinė tema yra tikėjimo kelionė. Ir išties Jono Evangelija yra mistinė Evangelija, vedanti link tikėjimo patirties, tikėjimo gilinimo santykėje su viešpačiu. Ir išties čia yra pristatomas asmuo, kuris atstovauja judaizmą. Iš tikrųjų yra tikrasis izraelitas. Ir jisai tiki stebuklingais ženklais ir dėl šio silpno tikėjimo sunkiai pakyla iki to, kad priimtų Jėzaus siūlomą meilės apreiškimą, kur 11 eilutėje sakoma: iš tiesų sakau tau, mes kalbame, ką žinome ir liudijame, ką matėme, tik jūs nepriimate mūsų liudijimo. Taigi čia susidurėme su Jėzaus mokymu apie naują gimimą, tai yra slėpinį, apie tikėjimą viengimiu Dievo sūnumi ir apie žmogaus, kuris priima arba atmeta Jėzaus žodį, išganymą arba pasmerkimą. Taigi šioje ištraukoje pirmiausia mes matome pokalbio vietą, tai yra pirmoji eilutė mums bylojo: buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Taigi, o paskui vyksta dialogas apie naująjį gimimą nuo 3 iki 8 eilutės. Taigi, Nikodemo kelionė prasideda nuo jo noro suvokti tam tikras Jėzaus padarytų ženklų pasekmes. Tačiau jis toli gražu nesuvokia jų vidinės prasmės, Kristaus asmens slėpinio. Jėzus pirmuoju ir antruoju apreiškimu sutrikdo fariziejaus žmogišką logiką ir įveda jį į Dievo karalystės, esančios ir veikiančios jo asmenyje slėpinį. Jei kas negimė iš aukštybių, jei kas negimė iš vandens ir dvasios, Jėzus sako. Taigi, čia kalbama apie gimimą iš dvasios, kurį žmogaus širdyje per tikėjimą Jėzaus asmeniu gali inicijuoti tik Dievas. Ir apie tai mums kalba ir Ezechielio knyga 36 skyrius nuo 25 iki 27 eilutės,
Izaijo knyga 32 skyrius 15 eilutė. Taigi, norint įžengti į karalystę, reikia dviejų dalykų – vandens, tai yra krikšto, ir šventosios dvasios, kuri leidžia tikinčiajam pražysti tikėjimu. Norėdamas pereiti nuo silpno tikėjimo prie saugusio tikėjimo, Nikodemas pirmiausia turi išmokti būti nuolankus prieš slėpinį, pasidaryti mažas prieš vienintelį mokytoją, kuris yra Jėzus. Taigi, persekiojimo akivaizdoje pirmieji krikščionys meldėsi. Ir jūs nepatikėsite, ne tam, kad būtų išlaisvinti nuo persekiojimo nemalonumų, bet tam, kad Dievas apsaugotų ir neleistų jiems suabejoti viengimiu Dievo sūnumi, kad neprarastų drąsos skelbti žodį. Taigi, dėl to dvasia ateina pagalbom, suteikia vidinės jėgos ir drąsos. Taigi, evangelizacijai reikia daug maldos, ne tik žinojimo, ne tik išmanimo. Ir nes evangelizacija yra dvasios darbas, kuri paliečia klausytojų širdis. Bet iš tikrųjų kartais drungnas ir svyruojantis mūsų skelbiančiųjų tikėjimas iš tikrųjų trukdo žmonėms susitikti gyvąjį Dievą, nes mūsų žodžiai neturi vidinės jėgos, neturi tikrumo, neturi patepimo, kuris kyla iš dvasios. Taigi, šiandien, kada melsimės su šiuo Dievo žodžiu, siūlau paklausti savęs, kokia yra mano malda kančios, išbandymo akivaizdoje, sunkumo akivaizdoje, ko aš meldžiu, nuoširdžiai, ko aš dažniausiai meldžiu. Į ką mano malda orientuota? Į pirmąją Tėve mūsų dalį ar į antrąją Tėve mūsų dalį? Taigi, į ką mano malda orientuota? Ar į poreikius, kurių reikia man, mano draugams, ar iš tikrųjų į Evangelijos skleidimą ir Evangelijos pažinimą man pačiam ir mano draugams. Te ateinie tavo karalystė. Taigi, mano maldos būdas, galima sakyti, nusako mano rūpestį Evangelija. Mano maldos būdas nusako ir mano santykį su Dievu. Ar mano širdyje yra troškimas skleisti Dievo žodį? Taigi, kviečiu jūs melstis. Ir nesvarbu, ar malda būtų asmeninė, ar bendruomeninė, ar iš anksto numatyta. Pirmiausia, malda turi būti suvokiama ne kaip psichologinių jėgų šaltinis, ne kaip tam tikras degalų papildymas, ar ne, bet kaip meilės nulepintas garbinimo aktas. Šiuo aktu žmogus pirmiausia siekia nesavanaudiškai atsiliepti Dievo meilę ir taip paliudyti, kad jis suprato dieviškąją meilės apraišką. Apie tai rašo Baltazaras. Taigi, šiuo aktu žmogus pirmiausia siekia nesavanaudiškai atsiliepti Dievo meilę. Tebūnie mūsų tokia malda. Būkite palaiminti.